lenktynės Lenkijoje, kaip ir tikėtasi, buvo pakankamai sudėtingos. Pradžia visai nebloga, tempas buvo geras ir labai lygus su visais konkurentais lyderiais, bet po to, aišku, pradėjo persekot techninės problemas. Tai blogiausia prasidėjo, kaip ir liūdniausia Lietuvoje, faktiškai, autoparko greičio ruože, Margionių greičio ruože, sulaužytos pakabos detalės, kurios neleido toliau važiuoti pilnu pajėgumu ir tos problemos seka tęsiasi visas lenktynės. Tai faktiškai, kadangi servizai yra labai limituoti ir laikas labai pribotas, tai mes neišsprendę tų problemų, aš faktiškai važiavau visas lenktynės nuo to pirmo sulaužymo. Po to, aišku, kažkurioje vietoje pavyko išsispręsti, bet neilgam visgi pakaba mūsų automobilio, standartinio automobilio pasirodė gerokai per silpna šitom sąlygom, kokias mes turėjome lenktynėse, kadangi mūsų startinė pozicija buvo labai tolima, bet kuriuo atveju finišas yra finišas, nors ne toks kaip planuota, ne toks kaip tikėtasi, bet jisai yra pozityvu ir su to pozityvumu manau, kad grįšime kitais metais ir tęsim ir padarysim dar viską geriau.